Visai kaip mokyklai. 5. Skaiva 5. Oi. Graži ta jaunystė. Matyt, jiem jaunystė buvo nenusisekusi. Ir labai greit pasibaigė. Per prisiminimai nekokie. Jaunesnysis flangas davė 22 taškus, vyresnysis flangas davė 31 balą. Viso šis kūrinys surinko 53, nelabai daug, iš 100 galimų. O dabar atėjo laikas šio vakaro 4. dainai, kuri pretenduoja tapti Lietuvos šimtmečio daina. Ir kokiągi dainą atliks mums Deivis, jūs taip pat sužinosite. Jūsų laukia tikrai įspūdingas pasirodymas, nes daina, už kurią jūs galite balsuoti numeriu 1671, surinkdami skaičius 04, yra tikrai žinoma kiekvienam tūlam lietuviui. Kaip pasakė Lietuvos muzikantas Algirdas Kaušpėdas, cituoju, tikrąją meilę taip pat sunku rasti, kaip ir penkialapį alyvos žiedą. Sutikite Deivis ir grupės Antis meilės kupinos alyvos. La 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 la, la 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 la, alyvos. Pražydo, 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 prie kelio begėdės alyvos. Nuraudo, 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 kvepėdamas ilgisi draugo. Vaikšto, vaikšto, po vieną, po du, laukia, laukia, meilės kartu. Nemyli, myli, būrė ratu, ieško, ieško laimingų žiedų. La 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 la, la 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 la, la la, alyvos. Vėlyvos, 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 pavasarį tavo alyvos. Nespėjo žydėti, nespėjo, ruduo pirmą laiko atėjo. Aha, vaikšto, vaikšto, po vieną, po du, laukia, laukia, meilės kartu. Nemyli, myli, būrė ratu, ieško, ieško laimingų žiedų. Pradingo, 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 pavasario krūmas spalvingas. Kas žino, kas žino, kas žino, kur mūsų svajonių alyvos. Aha, vaikšto, vaikšto, po vieną, po du, laukia, laukia, meilės kartu. Nemyli, myli, būrė ratu, ieško, ieško laimingų žiedų. La 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 la, la 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 la, la la la, alyvos. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, alyvos! Jūs girdit, kas vyksta studijai? Komisija sėdi, nieks nesako pakartot, bet matyt galvoja. O čia esantis jaunimas reikalauja pakartot.
Skaiva, jūs labiausiai šypsotės iš visų komisijos narių. Prašom, tada ir patylėkit. Kad aš kažkaip negaliu patylėti dabar. Dabar aš apsižvalgiau ir žiūriu sėdi kolegos akmeniniais vaidais. Tai mol suprask, jiem nepatiko. Kodėl tikriausiai. akmeninis veidas? Nežinau, kodėl gerbiamas jų. Nerijau? Man patiko. Nerijus, kodėl toks veidas akmeninis? Kas nepatiko, kas nors? Ne, yra gražios dainos, yra negražios dainos. Arba tau patinka, arba tau nepatinka. Ir aš nemoku šito nuslėpti ir jeigu man nepatinka, tai aš pasakysiu, kad šita daina manęs neveža ir man iš vis jinai nepatinka. Kaip tu šiaip vertini pono Juškos skonį muzikinį? Tiesą sakant, nelabai aš jo žinau, taip kad nelabai galiu vertinti, bet jom arba patinka, arba nepatinka, tai kaip ir kiekvienam žmogui. Nes tai skaitau, kad normalu. Man šitas kūrinys yra vienas iš tų, kurio irgi neįmanoma sugadinti, nes jo nesugebėjo sugadinti net ir žasai. Ir aš apskritai džiaugiuosi, kad gyvenime teko garbė su Algirdu Kaušpėdu kartu ir koncertuoti ir net repetuoti. Tad kai eina tas žmogus į repeticijų kambariuką, tai prakaituoja delnai. Aš pirmą kartą mėčiau lasdeles, grodamas būgnais. Jo, jūs labai baisiai sugrojote tą dainą. Jo, žiauriai. Galvoju, kad šitas kūrinys yra vienas geriausių kūrinių Lietuvos muzikos istorijų. Ačiū. Gabytė. Man tai šita daina visiškai nepatinka, bet ji man primena mano paauglystę. Na, jeigu šnekam apie emocijas, tai emocija yra tikrai labai gera. Gabija, taip pat. Taip, aš galbūt pasiduosiu čia esančios publikos įtakai ir šūksmams. Ir iš tikrųjų... Sušauksi pakartot, ne? Vėlgi, kalbant apie emociją, kurią tu paminėjai, Gabi, jeigu kūrinys dovanoja emociją, tai yra labai, labai daug. Aš manau, kad yra vykęs kūrinys, kurį mes tikrai ilgai prisiminsim. Jį verta prisiminti. Ačiū Daivai, ačiū komisijai ir čia yra projektas Lietuvos daina, kuriame skamba pačios įvairiausios ir labai geros dainos. O dabar išgirskim komisijos vertinimą. 9. 9. Laima. 9. 10. 10. Artūras. 10. 9. Vienareikšmiškai 10. Vienareikšmiškai 9. Tai ką, aš būsiu pats žiauriausias, bet jeigu pasakiau, kad man nepatiko, tai nepatiko. 2. 2, Nerijus. Gerai. Aš manau, kad gerai. Reikėtų paklausti pačios Anties, bet manau, kad daina įvertinama teisingai, taip ir turėtų būti. Taip, Antis ir žasai valdo. Susumavus komisijos rezultatus, paaiškėjo, kad jaunimas davė 40 balų šiam kūriniui, o šiek tiek brandesni žmonės davė 47 ir iš viso 87 balai alyvų sąskaitoje iš 100 galimų. O dabar atėjo laikas 5. dainai, kuri taip pat verta didžiausių ditirambų ir titulų. Ir ją atliks ne kas kitas, o mano konkurentas moterų širdžių ėdime ir šiaip valgyme, Egidijus Sipavičius. Ir jam padės Artūro Noviko džiazo mokyklos vaikai. Tai iš to kyla natūralus klausimas. Pirmas, mėgstate vaikus?